Trenerė, su pergalė pasveikinti negaliu, bet ko gero su pačiu žaidimu, ypač pirmojo kėliniu ir su atsinešimu į rungtynes pasveikinti tikrai galima. Kaip vertintumėt pačią dvikovą? Na, visų pirma, noriu padėkoti savo komandai, kuri prieš keletą dienų po skaudaus pralaimėjimo taurės finale, atsistatymo laiko nebuvo daug, bet sužaidė tikrai geras rungtynes. Aš džiaugiuosi, kad vyrai vėl parodė charakterį ir jėgų, tai pareikalavo tikrai labai daug. Tai aš jokių priekaištų nei vienam žaidėjui neturiu. Antra, aš noriu pasveikinti Kauno Žalgirį, būsimus čempionus, ir manau, kad tai gera komanda ir negaliu nieko pasakyti. Manau, kad jie žaidžia geriausią futbolą, turi šiuo metu geriausią komandą lygoje. Ir anksčiau ir vėliau jie taps čempionų. Trečia, ką aš noriu dar pasakyti, tai ką A-lyga padarė, tai yra, aš neturiu žodžių. Neturiu žodžių. Mes penktus metus aš dirbu šitoj lygoj, vadovauju šiai komandai. Nei karto tvarkaraštis nebuvo padarytas normalus. Nei karto. Kodėl aš taip sakau? Šiandien kokį mes turą žaidėm? 34. Kodėl mes jį žaidėm? Jūs turite atsakymą? Neturiu. Aš neturiu atsakymų. Plius, mano gyvenime daug kur žaidžiau taurės finaluose. Niekad turas nėra organizuojamas per taurės savaitgalį. Kodėl jisai buvo suorganizuotas? Aš neįsivaizduoju. A-lygai nereikia intrigos. Taip, jie gera komanda. Bet jeigu jiems nereikia intrigos, tai atvežkite jiems tos medalius, nereikės jiems kankintis. Esu be galo piktas. Nes pažiūrėkit, kas daros. Ateina nauji žmonės į A-lygą, atrodo kažkas tai sutvarkys kažką tai. Traukiam tos kamuoliukus pagal Bergerį. Tragedija visiška. 2 ratus padaro. 3 rato, nieks nežino, kada kaip kas bus. Padaro tą 3 ratą. 4 ratas aš išvis nesuprantu. Jisai yra, atsiunčia, pasižiūrim, visiems tinka. Man reikia ruoštis finalui, aš turiu galvoti dar apie šitas rungtynes. Kokia bus emocinė būsena, aš nežinau. Vienu žodžiu, esu žiauriai nusivylęs. Kodėl nusivylęs? Aš jums pasakiau, kodėl nusivylęs. Tai daugiau aš nenoriu nieko sakyti. Viskas, tvarkykitės, vyrai, nes tragedija visiška.